Vilniuje pirmą kartą per Lietuvos istoriją homoseksualai surengė eitynes už lygybę. Tačiau džiugę renginio nuotaiką apkartino agresyviai prieš eitynes nusiteikę protestuotojai. Jie ne tik apmėtė parado dalyvius dūminiais užtaisais, bet ir susirėmė su policija. Pareigūnai sulaikė mažiausiai 19 aktyvistų, keli iš jų turėjo net sprogstamųjų medžiagų. Tuo metu, kai Baltic Pride dalyviai ramiai pirmą kartą sostinėje galėjo surengti savo eiseną, saugomi akylai policininkų, jų priešininkai kėlė triukšmą. Per tvorą lėkė štai tokie ir panašus daiktai. Skriejančios garsadudės, tušti buteliai ir policininkų užgauliojimai buvo tik pradžia. Netrukus į policijos pajėgų pusę iš minios lėkė akmenys, dūmų užtaisai petardos. Bandančius prasiveržti, policija pasitiko ašarinėmis dujomis. Eisenos apsaugai buvo pasitelkta 500 policijos viešojo saugumo pareigūnų raitoji policija. Virš plačiai aptvirtos teritorijos aplink Upės gatvės atkarpą nuo Forum Palace iki Reval viešbučio protestuotojų veiksmus nuolat stebėjo policijos sraigtasparnis, upėje plaukėjo policijos motorinė valtis. Buvo uždarytas baltasis tiltas. Kad neįvyktų protestuotojų susidūrimas su eisenos dalyviais, pastarieji į uždarą teritoriją buvo vežami autobusais per žvėryną. Tuo metu už tvoros likę protestuotojai šūkavo įžeidžiančius šūkius seksualinių mažumų atstovams. Tai yra nacijos prievartavimas. Jeigu prokurorai prievartauja vaikus, tai mūsų valdžia prievartauja naciją. Kiek policininkų sukviesta, liaudis pasipriešina šiam renginiui. Neturėtų vykti todėl, kad jos kenkia lietuvių nacijos interesams ir jos tvirkina jaunimą ar tautą. Policija skaičiuoja protesto akcijoje dalyvavus apie 1000 žmonių, 19 iš jų sulaikyta, 3 iškeltos baudžiamosios bylos. 3 yra baudžiamosios bylos, baudžiamasis persekiojimas, ikiteisminis tyrimas pradėtas už viešosios rimties trikdymą. Ten, kur buvo sužeistas žurnalistas, buvo paleistas akmuo į žurnalistą. Ten yra sulaikyti 3 asmenys ir dar viena baudžiamoji byla irgi už viešosios rimties trikdymą. O šiaip yra kiti asmenys, tai yra už tai, kad administracinė atsakomybė, už tai, kad turėjo su savimi neleistinus daiktus, tai yra dujinius ginklus, turėjo taip vadinamas dūminės granatas, turėjo garsinės granatas su savimi, tai už jų laikymą ir atsinešimą taip pat jie buvo sulaikyti ir pristatyti komisariatus. Įvykio metu nukentėjo ir vienas policininkas, kuriam protestuotojai papurškė ašarinių dujų. Eitynių rengėjai nemalonumų susilaukė jau renginio išvakarėse. Į Tolerantiško jaunimo asociacijos būstinės langus sostinėje naktį buvo mesti akmenys ir buteliai su degiu skysčiu. Tuo metu patalpose nieko nebuvo, niekas nenukentėjo. Be sudaužytų 2 stiklų didesnių nuostolių nepadaryta. Tuo metu rytą prie katedros monsinjoro Alfonso Svarinsko sekėjai dar meldė Lietuvą apsaugoti nuo homoseksualų eitynių. Prieš homoseksualų eitynes susirinkusių protestuotojų būryje ypač aktyvūs buvo 2 Seimo nariai – Petras Gražulis ir Kazimieras Uoka. Pro policininkus prie gėjų prasiveržę parlamentarai, pasak liudytojų, ne tik užsipuolė parado dalyvius, bet ir trenkė vienam pareigūnui per veidą. Politikų elgesį žadama svarstyti teisme. Po parado jau besiskirstančius homoseksualus užsipuolė 2 Seimo nariai Petras Gražulis ir Kazimieras Uoka. Jie peršoko apsauginę tvorą ir pasak dalyvių prisiartinę prie homoseksualų eisenos pradėjo juos įžeidinėti necenzūriniais žodžiais, o vėliau užsipuolė ir pareigūnus bei apsistumdė su homoseksualais. Mes turėjom teisę paprašyti, kad tie žmonės netrikdytų ramios, saugios eisenos ir policija tą bandė atlikti iš tiesų. Ir panas Gražulis trenkė policininkui. Vėliau policininkai Seimo narius atskyrė nuo gėjų. Parlamentarai tikina, esą homoseksualų eitynės turėjo būti pasibaigusios, todėl jie teisėtai prasibrovė į eitynių vietą. Gražulis tikina, kad ne jis pradėjo muštynes. Tai jis mane puolė, tai ką aš dabar čia stovėsiu, nustumiau. Tai jūs pirmasis jūs puolė? Taip. Toks Gražulio elgesys susilaukė gėjų atsako, kai jį kalbino žurnalistai. Mes laikėmės įstatymo.
Jį vandeniu apliejęs dėl netradicinės orientacijos iš darbo atleistas universiteto dėstytojas savo poelgio nesigaili. Tai jam senai reikėjo to padaryti, kad jis užsičiauptų ir nekeltų nesantaikos. Jis apskritai yra nesveiko proto, nes jisai skleidžia nesąmonės ir skleidžia neapykantą. Policija po šio incidento žada bausti su gėjais konfliktavusius parlamentarus. Mes peržiūrėję visą video medžiagą ir įvertinę, parengsim medžiagą į teismą ir šitų Seimo narius prašysim bausti pagal administracinę atsakomybę už riaušes. Tačiau Seimo nariai sako patys buvę aukomis ir piktinasi policijos veiksmais. Pasirodo, gėjai, pedikai yra ES aukso fondas. Šitaip popiežiaus nesaugojo. Tampė, stumdė, kol aš pats neišrukau ir prasiveržiau šiaip taip. Mes be abejo paduosim į teismo pareigūnus. Be šių Seimo narių prie eisenos būriavosi ir buvę parlamentarai Algirdas Paleckis, Vytautas Šustauskas. Pasipiktinimą gėjais išliejo ir radikaliai nusiteikę nacionalistai. Nepaisant įvairių incidentų, homoseksualų eitynės už lygybę pavyko. Jų dalyviai sako esantys patenkinti renginiu ir pareigūnų darbu. Po ilgų teisinių ginčių sukėlusių daug įtampos ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, pirmosios eitynės Vilniuje už lygybę pajudėjo. Aptverti tvorą, kuri neleido pašaliniams asmenims prisiartinti per kelis šimtus metrų ir saugomi 500 policininkų, eisenos dalyviai jautėsi saugiai ir laisvai. Tarp savo homoseksualumo neslepiančių vyrų ir moterų iš įvairių Europos valstybių žygiavo ir Lietuvos organizacijų nariai. Žygiuodami šalia Neries esančią upės gatvę, jie nešėsi vaivorykštės spalvų simboliką, ES, Lietuvos bei kitų šalių vėliavas bei įvairius kovai prieš homofobiją skirtus plakatus. Aš esu buvęs Seime kelis kartus, kalbėjusi su parlamento nariais ir esu pritrenktas homofobijos ir baimės žmonių, kurie yra kitokie. Mes tikime, kad Europoje ir Lietuvoje kiekvienas turi būti vertinamas vienodai ir nediskriminuojami žmonės dėl kitokios seksualinės orientacijos. Tarp Europos parlamento narių, Švedijos ES reikalų ministrės, tarptautinių organizacijų atstovų, eisenoje dalyvavo ir Seimo narė Aušrinė Marija Pavilionienė bei Rokas Žilinskas. Tai yra tik tai sveiko proto pergalė prieš kumščio beprasmiškumą. Aš jaučiuosi labai laimingas. Aš tikėjau demokratiją Lietuvoje ir dabar aš matau, kad iš tikrųjų jinai įsigalioja ir žmogaus teisės Lietuvoje gerbiamas. Labai džiaugiuosi, kad teismas priėmė tokį sprendimą, mums būtent palankų. Ir aš manau, tai yra gera pradžia mūsų tolimesniam dialogui su vietinė valdžia, su Seimu. Neskubėdami ir nuolat sustodami, eisenos dalyviai kaip ir planavo, praėjo kelių šimtų metrų atkarpą, kur susirinkę prie čia pat ant gatvės pastatytos scenos sveikino vieni kitus su pavykusia akcija ir ant šalia Neries esančios pievos surengė savo nedidelę šventę.